Jėgų ir drąsos ateiti pas mūsų Raudoną namą, kadangi mes šiandieną vėl turime eilinę premjerą mūsų name, kadangi pirmą kartą čia vyksta ne koncertas, net ne paroda, jos atidarimas, bet knygos pristatymas. Ar knygos pristatymo mes niekada neturėjome. Šiandieną tai yra pirmas kartas ir pirmas toks vakaras. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šią iniciatyvą pasiūlė Luana iš sostinės Suvalkijos. Tai yra iš gražaus miesto Marijampolė. Ir jinai Raudono namo istorijai visiems laikams įeina kaip pirmoji rašytoja ir knygos autorė, kur čionais prezentuoja savo naują kūrinį, knyga numeris 122 arba 122. Tačiau manau, kad geriausiai apie visą šitą dalyką žino pati Luana ir todėl aš ją dabar kviečiu čia į šitą, vadinkime, sceną ir manau, kad jin pati daug geriau už mane apie visą tai papasakos ir netgi galbūt parodys, kas tai iš viso yra. Taigi, Luana. Labas vakaras. Man labai patinka, tame tekste nuskambėjo žodis, kad įeisiu į istoriją. Apie skirtumą į kokią istoriją. Jau įėjau. Va, jau įėjau, tai jau taip stipriau jaučiuosi. Ir dar labai patinka žodis pirma. Ir labai mėgstu. Tai jau man smagu. Pradžioje pirmą susitikimo dalį. Pradėsiu nuo savo eilių ir tai darau tikslingai. Galim ir gesinti. Ne, tai... Kuratorius prašė, kad tu uždavė, nežinau. Ir tai darau tikslingai todėl, kad tiesiog savo eilėmis aš visados tarsi permetu lieptą iš kasdienybės į amžinybę. Tiesiog reikalinga man taip pačiai būna. Ir antra todėl, kad kažkaip ir klausytojam įteiki sąlyginius kodus, kad kažkiek dešifruoti tuos mano būties slėpinius. Vonioje vandens pilni aruodai. Muilas kvepiantis lyg rudeninis vėjas. Raktas pamestas skyriai komodos neturėjęs priežasties išėjo. Kalbinti pušies vienatvės. Brėkštant deginti sakus medum sulipusius, gelbėti lapus miriop nutrėkštus ir išminčių, akmenių palikusi. Dienos sveriamos ir perkamos už grašius. Ir už grožį virtusi puvėsiais. Atiduosi savo šventą pasą, kad metus paverstum į griuvėsius, kad nereiktų laukti nakties glamonių. Kilt ir gult su mintimi išnykti, debesų pūkuos ir lokio guolį, žydniukus saldainių susirinkti ir sučiulpti juos, kad vėl pakiltų kraujyje gliukozės kiekis iki normos. Žingsnių nėra. Tik šešėlių pėdos atmintys sniego šukių prislėgtos. Iš Minervos vergovės ištrūkę pelėdos bandė šokti kankaną ant girgždančio liepto virš bedugnės laukimo, sujungto svajonėm, plevėsavo afišos skelbiančios pradžią, sugrįžimo namo po klajonių, iš grafiti nupiešto miražo ir iš priaušriais meldinčio melo, į pelėsiais, apaugusi turinį. Kartais aš kreipiuosi į Dievą. Kartais iš įtūžio spjauna šulinį. Prigimtinis lėkštas pokštas dvasią vėl paversti kūną. Išvaduoti kaulo bokštę rūnom žaidžiančią fortūną. Išskaptuoti šalksnio karstą ir apvertus jį užtiesti drobulę baltą po maro surasta ligonio krėsle. Vargas tam, kas nesuprato prigimtinio lėkšto pokšto. Ant kapiuosi rėžtos datos. Viskas, ko šiandieną trokšta. Klonai kloakoje šventė gimimą dar vieno dievo sukurto iš nieko.
be visų ir be įpakavimo, be konservantų ir be jokių priedų. Proto implantai skleidė ereziją apie pasaulio susinaikinimą. Baimė užvaldė anksčiau nei priešai paskelbė pradžio vaidinimo. Uždanga leidžias, uždanga kyla, stebi žiūrovai šešėlių paradą. Svaido idėjas žodžių fakyrai, uždėjant mėšlą aukščiausiąją pramą. Kliksmas pievelėje žemuogių dygsniais skaičiavo pulsą. Liuksniai įtūžusio nerimo nukreipė protą nuo kurso. Vyksta filmavimas geismo kalinio savo norų vakar prisiekusių teismui nuogą tiesą išklojusio. Melas išgelbėt galėjo. Atminties duobės. Melas išgelbėt galėjo, bet būtų nužudęs laukimas. Dabar jis laimėjo, nes liko gyvas ir nugalėjęs baimę bijoti alsavimo širdies plakimą užgožiančio, stipresnė už priesaiką tavo ir iškastruotą žodį. Nyksta riba tarp esamo, liejasi kontūrai būsimo. Tas, kas atleido, užgimė. Kas neatleido, užduso. Kodėl pelenė neliko rūmuose? Tiek daug erdvės, tiek daug gražių daiktų, viskas tobula, viskas išbaigta. O kur aš dėsiu siuvimo mašiną? Vonios kambaryje liko skylė. Toje vietoje, kur buvo tavo dantų šepetėlis. Erdvėje liko ritmė. Lauziškas priminimas esmės lypi tuštumoje. Tyla. Nusibrauk plaukus, noriu matyti tavo veidą. Negaliu. Kodėl? Nes aš neturiu veido. Bet tu juk kalbi? Ne. Tai tu girdi mane. Dievo pavidalai. Pirmasis. Krikščioniškasis. Šiandien Dievas neįsileido manęs. Užtrenkė trobelės duris. Dar ne laikas grįžti. Dar neįvykdė dangaus planų. Seilėmis nusivaliau kraują nuo nuoskaudų. Snūstelėjau valandėlę prie grastų krūmo ir vėl pasukau keliu atgal. Į savo egzistencijos guodį. Ant naktinio stalelio pasidėjusi taurė. Įlašintas kraujo lašas po užkalbėjimų virsta nuodais. Taurę pripildyti galiu greitai, nes skausmas tapo norma. Bet išgerti galėsiu, tik gavusi leidimą. Kada nors. Antrasis pavidalas – dzenbudistinis. Paprastai Dievas gyvena manyje. Kartais aš jam leidžiu išvykti, paviešėti tavyje. Dėl įvairovės ir tam, kad įtikėčiau, jog tu esi Dievas. Trečias pavidalas – panteistinis. Jeigu vieną dieną nebematysi Dievo, neišsigąsk. Tiesiog priėjai per vidų. Visumą matyti gali, tik atsitraukęs. Ketvirtasis pavidalas – agnostinis. Parašiau Dievui SMS. Atsakymo nesulaukiau. Gal Dievas negavo atlyginimo, o jo sąskaita tuščia, gal jam sugedo telefonas? Nupirkau naują, už 1 litą. Ir vėl parašiau Dievui SMS. Atsakymo negavau. Gal Dievas nepamena manęs, o klausti nepatogu? Prisistačiau. Ir dar parašiau Dievui SMS.
Atsakymų nebuvo. Gal kažką padariau ne taip? Gal įžeidžiau Dievą, gal, kai jau apkaltinau save visomis būtomis ir nebūtomis pasaulio nuodėmėmis, švystelėjo išganinga mintis. Viešpatie, tu juk nemoki rašyti. Ir keletas rubajatų. Negeriau vyno, nesužinojau skonio. Žirgyno vietoj tik atvirukas ponio. Prisiekusiems teisme pamerkiau vakar akį. Mėly bičiuliai, gal negadinkit foną. Mėgstu vienatvę, kai žinau namie laukia. Šiltoje vonioj gulinti džiunglės traukia. Kuomet kelionėje nukrinta bato padas, stebiu pavydžiai, kaip senoj valtis plaukia. Nepažinai? Pernai matei. Tai aš, draugys. Tu. Amžiams žadėjai lyg cielos dvinys. Tau ugnies paskirtis išsikepti šašlyką. Man šviesos būtyje ir mirties junginys. Tyliai, tolin, išeina, nori. Tartum cukrus ištirpsta arbatoj. Suverti ant laukimo karoliai. Išsibarstė po 6 palatą. Jie slėpinių su katinu žaidė, nors jų niekas seniai neieškojo. Nes kačiuką dar pernai birželį išprotėjęs kaimynas nušovė. Bergždžia buvo tikėtis stebuklo, kad sugrįž. Ir išgelbės atėję. Pranašai ištemps iš padugnių tarp gyvųjų paklydusią vėlę. Vėl ant nerimo pudros užbėriau. Iš naivumo atseikėjau gražą, ant svarstyklių lėkštelės sudėjau sulaikytą riekelį miražą. Iš olandų prekeivio tulpėm išpirkau savo vietą po saulę. Nors kvepėjo nemėtomo dulkėm. Ir trapesnė tiesa už apgaulę. Iš dienų užbraukytų kryželiais rados antpečian kamufliažą. Iš sagų padarytos akelės. Leisk, pabaigt man sielos koliažą. Ir paskutinis pirmos dalies. Pakasyk man blakstienas, kad pradėčiau raitytis nuo kutulio. Tik taip vėl pajausiu gyvenimą. O nurimusi, riturnėliai sielos suteiksiu džiazinį atspalvį. Ir žingsniuodama procesijas prieš akį šnabždėsiu. Koks gražus šis laidotuvių maršas. Ne veltui tie suolai, taip man to šelmenis ir priminė. Taip kaip vietoj, laiku, taip. Vis dar vėlinės. Kokios ištestos amžinybės. Taip. Toks tas mano lieptelis. Iš kasdienybės į amžinybę. Toks tas mano kodas, o kaip pavyks dešifruoti mane, jau priklausys tik nuo jūsų.